Kodėl pradedantieji vairuotojai praranda vairuotojo pažymėjimą, tuo net nežinodami ir ne tik, kad jį praranda, bet ir turi perlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus iš naujo. Taigi, esi klevas ir per 2 metus, kol esi pradedantysis vairuotojas, padarai kelių eismo taisyklių nusižengimą, už kurį gauni administracinę nuobaudą. Sumoki baudą ir tiek žinių. Bet atėjus laikui keistis vairuotojo pažymėjimą, atvykus į registrą, sužinai tokį dalyką, kad per metus laiko jūs neišklausite papildomų vairuotojo mokymo ir teks perlaikyti tiek teorijos, tiek praktikos egzaminus. Stop. Šito buvo galima išvengti, jeigu nuo nusižengimo jūs per metus laiko išklausite papildomų vairuotojų mokymą ir tokiu atveju jūs tęsite savo kelionę iš pradedančių vairuotojų į patyrusį vairuotoją. Taigi, už kokius nusižengimus yra klausomas papildomas vairuotojų mokymas, tuo jums ir papasakosiu. Kai nepraleidžiate pėsčiųjų, kai nesilaikote lenkimo taisyklių, kai vairuojant naudojatės mobilių ryšio priemonėmis, kai nesilaikote eismo reguliavimo signalų, kai nenaudojate įspėjamųjų signalų ten, kur juos naudoti reikėtų, tai reiškia nerodote posūkių laiku, dažniausiai, kai nesilaikote važiavimų per sankryžas tvarkos, kai vairuodami nesinaudojate saugos diržais, kai vairuojate nenaudojate motociklininko šalmo, kai viršijate nustatytą greitį daugiau kaip 10 km/h, kai vairuojate transporto priemonę neblaivus ir yra nustatomas daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės neblaivumas, kai sukėlėte eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata ir aišku tiems, kam buvo atimta teisė vairuoti dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų.